Socialdemokratų partijos vienas iš deleguotų ministrų, Kristupas, dalyvaudamas Europos reikalų komitete, jisai pristatė, kad vis dėlto reikėtų, gal reikėtų apie nekilnojamo turto mokesčio plėtrą, mokančiųjų žmonių sąrašą praplėsti. Tada pradėjo kalbėti, kad biudžete gali trūkti pinigų ir reikia vėl mokestinę tvarką daryti. Tai tikrai galiu pasakyti, kad Nemuno aušra nepritars tokiam socialdemokratų siūlymui. Mūsų įsitikinimu mes tai, kas jau buvo padaryta pažadas ir tai buvo tada sulaužtas, perlaužtas, jeigu taip galim pasakyti, tai nekilnojamo turto mokestis šiandieną veikia, funkcionuoja. Žmonės, kurie turi antrą būstą, tai yra komercinės paskirties arba komerciniai veiklai vykdomas, arba poilsiui, kaip pasakau, tai aš lygiai taip pat irgi moku, lygiai taip pat turiu tą prievolę teisę. Mokesčių šiandieną tikrai nereikia absoliučiai jokių keisti arba ten didinti. Plius žinom, kad infliacija Lietuvoje šauna į kosminės aukštumas, be kita ko pildosi mano gruodžio mėnesio teiginiai, kad mes turėsime infliaciją apie 12-13%. Tai dabar, man atrodo, mes jau ją kažkur turėtumėm apie 6, gal netgi 5,5, 6,5, ko gero turėtumėm turėti. Tai ekonomikos tikrai tiek neaugs, tai vien iš infliacijos valstybė surenka pakankamai perteklinį biudžetinį pinigų skaičių. Plius nepamirškite, kad birželio mėnesį 15 ateina, kada baigsis vadinama ta 6 euro centų dizelio parama dėl Irano karo. Tai jinai irgi turėtų, aš manau, kad socialdemokratų deleguotas ministras atnešti kuo greičiau ir kad tas klausimas pajudėtų. Bet bent jau dar kartą tikrai galiu pasakyti, kad Nemuno aušra, mes asmeniškai ir aš asmeniškai jokių mokestinių dalykų, mokesčių didimų mes nepritarsim. Čia yra grinai asmeninis socialdemokratų sprendimas, bet čia jau matyti, jų yra reikalas. Be kita ko, noriu prie to pačios dalyko, kai mokesčių, pamenat, mes čia prieš keletą savaičių turėjom didelę diskusiją dėl ligonių kasų ir virškvotinių ligoninių paslaugų. Tai šią savaitę jau ministrė pasirašė įsakymą, tai per ateinančias 2 savaitės už pirmą ketvirtį gydymo įstaigos jau gaus pinigus. Tai vėlgi, ką rodo, kad vis dėlto mano asmeniniai teiginiai, Nemuno aušros siūlymai koalicijoje, kur mes sakėm, kad rezervas PSD yra per didelis ir jis turi būti koreguojamas, jis turi būti mažinamas iki 13,5 arba 14%, vis dėlto mes esam teisūs. Ir kitas dalykas, žmonės moka už sveikatos draudimą ir jie gydymą turi gauti čia ir dabar, o neturi prašyti, kad būtų suteikta kvota arba virškvotinės paslaugos, nes atidėtas gydymas, jisai dar labiau žmogui tiesiog apsunkina. Nežinau, ką sugalvoja čia socialdemokratai su naujais mokesčiais, bet čia jau matyti yra pačių socialdemokratų kažkoks sprendimas.